Ar jau matėt antrąją Džokerio dalį? No, God! No! Ne? Na ir puiku, nes tiems, kas jos dar nematė, aš nuoširdžiai pavydžiu, bet ne dėl to, jog tai labai geras filmas. Aš pavydžiu, nes jūs dar neišvaistė 2,5 valandos savo brangaus gyvenimo laiko. Šiandien aš nieko jums nerekomenduosiu, o tiesiog pabandysiu panagrinėti, kaip Todas Phillipsas sugebėjo sumauti savo paties frančizę. Now you fucked up! You have fucked up now! Turiu prisipažinti, jog sąmoningai vengiau šio filmo, kol galų gale nusprendžiau surizikuoti ir patikėkit, aš tikrai dabar negeriu šampano. Nors gal šampanas būtų visai padėjęs nuskalauti tą jausmą, kurį patyriau pabaigoje. Oh God! Why didn't anybody tell me? Man pirmasis Džokerio filmas paliko itin gerą įspūdį, nes Todas Phillipsas ir ko parašė kažką šviežio ir originalaus, atrodo jau tokia išsemta bei nuvalkiota Džokerio tema. Jo labiau, kad jo repertuare prieš tai puikavosi vien komedijos. Ir manau, jog pirmoje dalyje Todas sužibėjo kaip kūrėjas, gebantis sėkmingai atsiriboti nuo savo komforto žanro. Džokeryje pamačiau ne tik iki gyvo kaulo pažįstamo personažo interpretaciją, bet ir stiprų, atvirą bei brutalų žvilgsnį į žmonių su protinė negalia problemas. Teko skaityti ne vieną recenziją, kurioje filmas yra prilyginamas šių laikų taksi vairuotojai, nes nagrinėja ne tik Džokerio gyvenimo dramą, bet taip pat gilinasi į rytų menkų visuomenės pamirštų vyrukų problemas, kurie realybėje neretai sugalvoja sušaudyti kokią nors mokyklą. Nemažai dėmesio buvo skirta ir elito kvestionavimui, ar turtingi ir įtakingi visuomet yra neliečiami. Galbūt Džokerio veiksmai tai yra atsakas į nusikaltimus, už kuriuos jie neretai nesulaukia jokio atpildo. Pamenu, jog Amerikos visuomenėje tuo metu irgi užvirė gan didelę diskusiją, ar Džokerio personažas yra auka, kuri reprezentuoja modernes vyriškumo problemas, ar visgi tai tik dar vieno psichopato istorija simbolizuojanti tos vadinamus incels, kurie yra paprasčiausiai menkystos. Tai buvo vienas iš tų filmų, kuris gan subtiliai palietė daug skaudžių visuomenės temų ir greičiausiai gerąją prasme įeis į kino istoriją. Tuo tarpu antroji Džokerio dalis pasuko visai kita linkme, kurios turbūt niekas nesitikėjo ir juo labiau nenorėjo. What the fuck is this piece of shit? Antrasis filmas prasideda praėjus 2 metams nuo Arturo Fleko sulaikymo ir atsidūrimo Arkhamo psichiatrijos ligoninėje. Ten jis laukia sprendimo dėl įvykdytų žmogžudysčių, iš kurių viena itin smarkiai sukrėtė visuomenę, kai tiesioginio eterio metu Arturas nušovė laidų vedėją Murrayų Frankliną. Čia jis leidžia dienas niūrioje izoliacijoje, toliau kovodamas su savo demonais, tačiau slegiančią Arturo monotoniją staiga nutraukė slapta gerbėja Lee Quinzel. Jų bendravimas pamažu perauga į disfunkcijos kupiną aistrą, sufleruojančią galimą Džokerio prisikėlimą. Čia ir prasideda filmo istorija, kuri dėja nesugebėjo pakartoti savo pirmtako sėkmės ir greičiausiai pasmerkė bet kokį potencialą sėkmingai frančizei. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Kaip jau turbūt girdėjot, antroje dalyje buvo priimtas sprendimas paversti Džokerį miuziklu. Ir negaliu sakyti, jog miuziklai mane kada nors labai žavėjo, bet manau, jog tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje jie tikrai gali būti įdomus. Deja, vos keliose filmo vietose muzikinių intarpų panaudojimas turėjo kažkokią svarbesnę reikšmę, tačiau likusi dainų dalis mano manymu pasirodė ne vietoje ir ne laiku. Panašu, jog tam įtakos galėjo turėti Lady Gagos pasirodymas filme, kurį vaidina Džokerio naująją simpatiją iš kitų adaptacijų dar geriau žinoma kaip Harley Quinn. Per visą filmą atrodė, jog Lady Gagos muzikinė įtaka uzurpavo ekraną, nes juk Lady Gaga negali tiesiog imti ir suvaidinti filme be jokio dainavimo, ar ne? Kai kurios filmo scenos pasirodė parašytos būtent jai arba netgi jos pačios ir vietomis gan silpnai siejosi su pagrindiniu siužetu. Filmo trukmė buvo apie 2,5 valandos, iš kurių turbūt trečdalį laiko buvo skiriama muzikiniams intarpams. Iš viso filme buvo 15 muzikinių segmentų, kas mano manymu tik bereikalingai ištęsė istoriją. Kai kur muzika išties galėjo puikiai suveikti kaip trumpa interpretacija, kas vyksta Džokerio arba Lee galvose, bet kai tai tapo nuolatiniu motyvu, aš tiesiog norėdavau juos praleisti ir eiti tiesiai prie esmės. Here's a little song I wrote to cheer you up. It's called Let's Go Already! Nujaučiu, jog tie žmonės, kurie dar atsimena pirmojo Džokerio siužetą, greičiausiai tikėjosi pamatyti kažką įdomaus ir šiame filme, tačiau buvo švelniai tariant paturėti. You gonna pick that up?
Manau, jog sprendimas paversti Jokerį 2 musiclu atbaidė senąją auditoriją jautusią pagarbą bei susižavėjimą pirmajam filmui ir nenuostabu, jog toks poelgis turėjo akivaizdžias pasiekmes. Pirmasis filmas išleido $65 milijonus, o uždirbo virš milijardo, tokiu būdu tituluodamas Jokerį kaip vieną iš pelningiausių R reitingą turinčių filmų. Tuo tarpu antroji dalis išleido $200 milijonų, o uždirbo ko ne tiek pat, tik varganus $204 milijonus ir panašu, jog bendrai paėmus patirs dar apie 150 arba netgi 200 milijonų nuostolį. Bet žinot, kokia visgi yra pati didžiausia filmo nuodėmė? Tai net nesprendimas paversti jį musiclu. Jokeris 2 yra tragiškai nuobodus. It's so boring. Netgi tose vietose, kur nebuvo dainuojama, aš vis laukiau, kol nutiks kažkas įdomaus, nes didžioji dalis siužeto vyko arba kalėjime, arba teisme. Ir tik pačioje pabaigoje galėjau atsipūsti iš komos. Ir kiekgi tas mano prabudimas truko? Pasakysiu neilgai, nes vos tik atsirado kažkokia viltis pamatyti Jokerį, kurio mes visi norėjom ir laukiam, filmas vėl pasuko pačiu keiščiausiu ir idiotiškiausiu keliu. Nežinau kaip jūs, bet aš tikėjausi kažkokio Jokerio bei Lee pabėgimo ir kur kas platesnio masto chaoso Gotemo mieste. Gal net trumpo Batmano pasirodymo, nes visgi filme buvo pavaizduotas ir Harvis Dentas, kuris nagrinėjo Jokerio bylą. Tačiau gavau ko gero vieną iš labiausiai nuviliančių pabaigų, kokias pastaruoju metu esu matęs. Aš labai nemėgstu išpliurpti siužeto paslapčių, todėl pasistengsiu atlikti šią dalį itin atsargiai, bet negaliu ignoruoti fakto, jog Jokeris 2 tikriausiai pribaigė bet kokį šansą ištaisyti savo klaidas, sukuriant trilogiją. Tai, ką filmo pabaigoje nusprendė padaryti scenaristai, reiktų įtraukti į pasaulio idiotizmo rekordų knygą. Bendrai paėmus pasirodė, jog kūrėjai nebeturėjo papasakoti mums nieko naujo ar svarbaus apie Jokerį ir tiesiog nusprendė paskubomis užbaigti frančizę, kompensuodami tokį bestuburį sprendimą Lady Gagos pasirodymu. Jokeris 2 turėjo labai daug šansų mums papasakoti kažką naujo su intriga į 3 epizodą, bet vietoje to gavome kokį tai sumaltą musiclą su Jokerio etiketę, kuriame Jokeris atrodė iškastruotas ir dėjęs skersant visų tų dalykų, kurie jį pavertė Jokeriu pirmame filme. Ir čia dar turbūt verta paminėti, kaip šiais laikais Hollywoodas mėgsta kastruoti mūsų mylimus personažus iš praeities, bet jei eisim tenai, tai šis video turbūt perauks į valandos trukmės keiksnojimąsi maratoną. Manau, daugelis ir taip puikiai supranta, ką turiu omenyje. Why are you gay? Bendrai aš nežinau, kaip galima sukurti tokius 2 kardinaliai skirtingus filmus kaip Jokeris, bet panašu, jog jam tikrai galima pritaikyti posakį, net ir sugedęs laikrodis kartą per dieną rodo teisingą laiką. Po antrojo filmo man atrodė, kad kažkokiam Hollywoodo atsilupeliui, iki tol kūrusiam Tado Vidmanto lygio hollywoodinės komedijas, tiesiog vieną kartą pasisekė sugalvoti kažką genialaus. Jeigu jums patiko pirmasis Jokerio filmas, tai padarykite paslaugą savo sveikam protui. Apsimeskite, jog antroji dalis niekada neegzistavo ir tikrai galėsite naktį ramiau miegoti. Su jumis buvo ekrano pasakorius, o dabar aš einu į dušą nusiprausti, nes jaučiuosi vis dar purvinas po šio filmo. Iki kitų kartų.